Kaip sako mano draugai anglai, hello and welcome, ponios ir ponai, Andrius Janušauskas ir Nida Kilinskaitė. Pasikūrė, atsipūtę ir komentuojame Europos čempionatą, kuris grįžta į Kauną 2025 metais. Nepaisant to, kad tikrai buvo labai dramatiška kvalifikacija, netgi 3 jos etapai, jeigu taip trumpai, dar kartelį grįžkime į tai, kas nutiko čia prieš keliolika akimirkų, tai žymiausias Q1 etapo momentas tai buvo Dagilio apsivertimas. Taip, bet žmogus šypsosi, pusryčiauja, atsipalaidavęs, aš nežinau, kiek rimtai jį reikia žiūrėti, man tai yra dar vis dėlto žmogus mistika, bet labai gerai nusiteikęs Egidijus, tikisi sustartuoti rytoj, žinoma, pats kalbėjo, kad didžiausią smūgį vis dėlto patyrė variklis, net ne laivo korpusas, visos saugumo sistemos tikrai atliko savo darbą. Bet cituojame Dagilį, viskas yra gerai. Viskas yra gerai ir bus gerai dar kartelį. Štai epizodas, apie kurį mes ir kalbėjome, Q1 etape, 29 numeris Egidijus Dagilis. Štai toks įspūdingas apsivertimas ir tikrai privertė ir mano kraujotaką suaktyvėti ir žiūrovai nuščiuvo, bet smagu, kad po geros pusės minutės Egidijaus šalmą, jo šypseną mes jau galėjome pamatyti išnyrusi iš po vandens ir viskas baigėsi gerai. Finansiniai nuostoliai, šioks toks sukrėtimas epizodinis, bet šiaip patikrinus sveikatą, medikai net konstatavo kažkokiu tai kūno sužalojimo ar sutrenkimo, viskas atrodo gerai. Džiaugiamės už Dagilį, jog viskas yra gerai. Q2 etapas baigėsi galbūt ne taip entuziastingai kitam Lietuvos sportininkui. Favoritų laikomas Edgaras Repko, tituluotas Europos čempionas netgi 2 kartus ir vicečempionas taip pat pasaulyje 2 kartus. Tikrai stipriai atrodė visose treniruotėse. Mes jį turėjome 1,5 valandos penktadienį, 1,5 valandos šiandien, tačiau tas etapas buvo lemtingas. Suaktyvėjo vėjas ir jisai negalėjo pademonstruoti geresnio rezultato negu 8 pozicija. Tačiau įvyko šiokie tokie pokyčiai. Matilda Viberg kvalifikacijos metu jai sprogo žvakė variklyje ir jai teko keisti į naują variklį. Todėl šiuo metu jinai startuos iš paskutinės pozicijos, dėl to Edgaras kyla į 7 startinę poziciją. Taip, netrukus pamatysime kvalifikacijos nugalėtojo interviu ir kaip jisai jaučiasi. Tai Jarno Vilmunen, dėmesys į jį. So, you're starting race from the pole position. How you feel about it? Yeah, it feels good. The weather is really tricky, so I'm happy to be standing here. Yeah. It's okay. Yeah. Okay. But you looked really stable on the water. How you feel in the boat? Yeah, it feels good. It just, we go so on the limit, so you don't know, you just pray for it that it doesn't go up, so yeah, it was good. You were very brave, so I wish you best of luck in the race. Thank you. Tiesiog reikia melstis, kad nepakiltum į orą. Toks buvo karščiausias ir geriausias Jarno Vilmunen komentaras. Jeigu tau tektų dabar išbandyti šias sąlygas, Nida Kilinskaitė šalia mane sėdinti ir mano kolegė komentatorė, Nida, vis dėlto tu esi F4 pilotė, su katamaranais turi tikrai didesnę patirtį negu aš. Kaip tau šios sąlygos? Vanduo gan šiuo metu nėra didelių bangų, tačiau tas vėjas tai tikrai labai apgaulingas ir pavojingas. Tai matėme ir iš Dagilio, ir iš Tobijos Montekas apsivertimų. Tai manau, kad tai yra labai didelis iššūkis pilotam, nes tas vėjo kryptis nėra labai nuspėjama ir visko galima tikėtis. F2 dvivietės, F2 pilotas, Gytis Višniauskas, linkėjimai jam, jisai padarė labai daug laimingų žmonių šiandieną. Kalbėjau aš su juo, jisai irgi vertina visus niuansus. Be abejo, tie, kurie sėdi šalia jo, turėtų jaustis ypatingai saugiai ir gerai, dėl to, kad ta formulė yra sunkesnė, platesnė, saugesnė ir visa kita, tačiau tikrai įspūdžių tikrai toje formulėje pakanka. Bet pats kalbėjo, kad tolimesnėje trasos dalyje ten mamma mia, esta mucho trafiko, ekspres
Espresso Lituano. Tai ten reikia labai laikytis, prilaužus truputėlį laivą ir vėjas tikrai keičiasi tolimesnėje trasos dalyje. Ir būtent tenais link tolimesnės trasos dalies ir turės visi pilotai starto pirmąją bują, kai atlieks visi dalyviai vienu metu, būtent ir darys vienu metu vieną posūkį. Tai gali būti labai iššūkis didelis šiandienos pilotam. Taip, visi, kai išdegė akis, parlėkė į vieną bują, tikrai visokiausių dalykų gali būti, tokių, tai yra pats pavojingiausias varžybų epizodas. Tai aš manau, kad čia visko gali nutikti, svarbu palinkėti Edgarui labai gero ir sėkmingo starto, be abejo, jisai savo trajektorijos negalės keisti iki pirmojo posūkio. O dabar, kol keliasi laivai į vandenį, mes pakalbinkime dar vieną pilotą, kuris buvo fantastiškas ir iki pole pozicijos jam trūko tik tai 0,006 sekundės dalių. Apie laimingą ir greitą Nikitą Lidz. Dėmesio į ekraną. So we have Nikita with us, and I want to ask you, you were in the leading position. What happened? The fight was really nice. I was pushing hard in these hard conditions. We see a strong wind, and with the Finnish guys, and we was pushing. There is a lottery, and he was also pushing. So yes, finally we get some air in the fuel system because it was pushing too hard and fire up all my fuel almost. So yes, thank you everybody. It's my first almost pole position in the F2 career, so I'm very happy. How do you feel competing with APX engine? This year is a new engine, more powerful than last year. So we see the results. So we are pretty happy. We have done a big job at home, and still it's a lot of to do in the next races. So we keep pushing and keep learning and keep testing, and only for the win. You're showing really good results and really quietly with this engine, so I wish you best of luck to quiet win the first place. Thank you very much. Nikita Lidz, beveik karjeros geriausias epizodas jam, beveik, taip, Nikita visą laiką būdavo aršus, patekdavo į stipriausių 10-tuką, patikdavo man jį stebėti, kiti pilotai apie jį atsiliepdavo, kad jis yra tikrai pakankamai agresyvus. Jo komentaras apie tai, kad tikrai sudėtingos sąlygos, tačiau iki laimės pritruko labai nedaug, tai buvo beveik jo pirmoji karjeroje pole pozicija. Beje, taip stūmė savo formulę į priekį, kad net kuro sistemoje susidarė oras. Na, be abejo, plaukė jisai pakankamai ilgai, kuras ir baigėsi pačioje kvalifikacijos pabaigoje. Nemanau, kad būtų galbūt kažką pakeitę, bet, smagu. Šiaip šypsena jo veide pademonstravo, kad emocija tikrai gera. Nikita tikrai atrodo labai patenkintas savo rezultatu, švyti visas ir manau, kad tai jam didis pasiekimas. Taip, apie variklį jis taip pat minėjo, kad šiais metais startuoja su naujos kategorijos pagal homologaciją leidžiamuosius V8 Merkurio variklius, kurie turi 50 arklio galių daugiau. Kiek prieš tai kalbinau, Nikita nėra patenkintas svorio balansu, vis dėlto šie varikliai ir didesni, ir sunkesni per 17 kg. Jisai viršė tą minimalę 513 kg ribą. Taip, kad dar turi kur su svoriu pasižaisti, išlengvinti savo bolidą ir atrasti tinkamą dinamiką, bet šiaip labai konkurencingai ir puikiai atrodo Nikita. Smagu jį matyti, smagu jį girdėti ir kaip visada puikiai nusiteikęs, o jisai su manimi sveikinasi visada lietuviškai. Už tai aš jam atiduodu didžiausią pagarbą. Na ir dabar keliamas Edgaro Riabko laivas į vandenį. Būsima pozicija yra 7 startinė ir tikėkime, jog starto metu pavyks atgauti bent jau keletą pozicijų į priekį. Klausimas įdomus. Prieš tai ekrane matėme Matildą Wiberg, kaip jos situacija pasibaigė. Situacija labai paprasta. Deja, bet sprogusi žvakė variklyje
padarė labai daug nuostolių, jai reikia pakeisti visą variklio mechanizmą. To pasekoje jinai gauna baudą ir startuos iš paskutintosios pozicijos. Aš taip teisingai supratau. Taip, klausimas dar ar Dagilis, ar Matilda. Bet Dagilio tikėtina, kad nesulauksim šiuo metu, tai panašu, kad Matilda užims paskutinę vietą. O jeigu ir sulauktume, tai įdomu, kaip jie pasikeistų. Ar žaistų lapas žirklės šulinys, ar vis dėlto yra tam tikros taisyklės. Bet kokiu atveju keliaukime prie P3. Trečiąją poziciją kvalifikacijoje užėmė Stefanas Haginas, pasaulio čempionas 2022 metais. Paklausykime jo komentaro. So, how you feel about the weather conditions? Yeah, it's a bit tricky, of course, and maybe not the best condition for our boat. It's very short and very wide, but at the end I have to do my best, and the starting position is not too bad, and we will battle in the race then. So, what do you expect from the race? How you feel about it? I have to see. I mean, we have normally a very good start, and then we see what happens after the first turn, and we will push. Yeah, you showed really good results, so I wish you best of luck in the race. Thank you so much. Thank you. Stefanas Haginas, jo komentarai. Nors ir Stefanas Haginas užėmė trečiąją poziciją, tačiau iš jo veido galime matyti, kad jis nėra labai patenkintas visuo rezultatu. Čempionas pasaulio. Taip, jisai žino, ką reiškia pergalės skonis. Šiaip puikiai startuoja Stefanas Haginas. Kodėl labiausiai ir nebuvo sužavėtas šitų rezultatų? Na, galbūt jisai paminėjo sudėtingas oro sąlygas ir galbūt situacija yra tokia, kad jo laivas yra trumpesnis pagal ilgį ir platesnis šiek tiek, ir tai truputėlį jam nesuteikia didžiausio komforto konkuruoti su kitais laivais, ypatingai tokiame vėjuotame vandenyje. Tai Stefanas Haginas šiek tiek atsargiai vertina visą šitą situaciją ir tikrai turės pagalvoti apie gūsingesnį vėją, nes jisai gali pridaryti labai daug žalos. Jo laivas pagal tokią modifikaciją yra labiau linkęs kilti į dangų. Tačiau jaučiasi Stefanas Haginas optimistiškai, nes sako, jog startas yra stiprioji pusė ir pamatysim, ar tai įvyks iš tiesų. Stefanas Haginas, kiek pamenu jo startus, visi būna labai stiprus, puikiai iššuoliuoja iš vandens į slydimą. Kalbant apie įslydimą ir akceleraciją, tai maksimalus greitis šių greitaigių bolidų siekia iki 200 km/h. Pasaulio rekordas šioje klasėje priklauso F2 pilotui iš Didžiosios Britanijos, tai yra Samui Whittle. Jis puikuojasi 30-uoju startiniu numeriu, galėsite pasiekti jį. Iki 100 km/h šie bolidai įsibėgėja greičiau negu tokie super automobiliai kaip Lamborghini Murcielago. Tai yra šiek tiek daugiau negu 3,2 sekundės. Manevringumas tikrai labai geras šių katamaranų dėl to, kad tokio korpuso laivai gali atlikti staigius posūkius net 140-150 km/h greičiu, patiriant 4,5 G išcentrinę jėgą. Tai būtent tų jėgų išcentrinių kviečiu patirti ir mūsų žiūrovams, kurie pertraukėlių metu gali sėsti į dvivietės Formulės 2 kokpitą šalia Gyčio Višniausko. Linkėjimai jam, jisai irgi, manau, kad tikrai norėtų galbūt prisijungti prie legiono geriausių Europos sportininkų. Na, o F2 laivai valdomi per vairą ir pedalus, kai kurie kontroliuoja savo variklio padėtį pedalų pagalba, kai kurie pilotai turi mygtukus ant vairo, reguliuoja variklio kampą ir jo gylį vandenyje. Tai starto metu pilotai spaudžia akceleratorių iki galo ir jo neatleidžia net posūkiuose. Na, o greitis reguliuojamas būtent mygtukų pagalba ir pedalų pagalba, jeigu tai yra tokia modifikacija. Visas valdymas per variklio padėtį vandenyje. Na, o svarbiausia pilotams kuo greičiau tiesiojoje iškelti savo laivą ir kad tos trinties būtų kiek įmanoma mažiau su vandeniu. Ir tokiu būdu šie nuostabus ginklai ant vandens tampa tikrai gražiais plėšrūnais ir ypatingai, kaip dar sulėtantam vaizde mums parodo transliacijos režisierius, tikrai labai fantastiškų ir puikių vaizdų turim ir mūsų kraujas prisipildo adrenalino. Kartais gali tapti
ir laivai pačiais paukščiais. Taip, moka skraidyti. Tokiais atvejais kaip Dagilio ir Tobijos Muntekas, kur Dagilis parodė visą šou, tokį galbūt net tragišką truputį, visai šalia žiūrovų akių. Taip, šie laivai, esant pakankamai dideliam greičiui, sugeba apsisukti aplink savo ašį ore netgi keletą kartų. Tai Dagiliui dar yra kur tobulėti, tikėkime, kad nereikės tobulėti būtent šitoje sferoje, bet apsisukimai ir viražai avarijos metu tikrai būna įspūdingi. Smagiausia dalis yra ta ir visų laimiai, kad viskas baigėsi laimingai. Kaip pasakytų Jarno, melskimės, kad neišskrisim į orą. Taip, Jarno nustebino mūsų visus, šiaip antras jo sezonas čia, o štai čia dar kartelį pasigrožėkime Egidijaus Dagilio skrydžių. Kalbant apie skrydžius, tai taip, šios formulės sugeba ir paskraidyti. Kita vertus, turint omeny, kiek dabar yra skiriama dėmesio ekologijai ir ypatingai saugumui ir visiems kitiems tokiems svarbiausiams niuansams šiame sporte, tai tikrai paskutinės saugumo tendencijos per 20 metų įdiegtos tai buvo svarbiausia uždara kabina. Anksčiau visi pilotai sėdėdavo be uždaros kabinos, jų pečiai būdavo išlindę virš kokpito, juos dengdavo tik tai šalmai, saugos diržai irgi ne visada būdavo, jie tiesiog avarijos metu išlėkdavo iš savo laivo, taip pat laivai būdavo iš plonos medienos, fanieros vadinamosios, tai jie tiesiog stipresnio kontakto metu tiesiog pabirdavo į šipulius. Dabar turime ir oro pagalvės, kurios, tiesa, kad oro pagalvė, kuri įsiskleidžia tam, kad kabina būtų virš vandens ir kad pilotas neprigertų, praradė sąmonę. Deguonies balionas be abejo irgi leidžia išbūti pilotui po vandeniu ilgesnį laiką, kol jį ištraukia būtent narų komanda. Dažnas atvejis, kad pilotams nepavyksta patiems atsisekti, per avariją diržai būna labai stipriai užsispaudžia, kartais būna ir tokia avarinė situacija, kada tau reikia išbūti po vandeniu pakankamai ramiu 2 ir 3 minutės, kol tą diržą nupjauna narai. Arba kiekvienas iš pilotų turi peiliuką pas save kokpite, kapsulėje, kad tokiais atvejais, jeigu neprarado sąmonės, pats ir galėtų nusikirpti tos diržus. Taip, o mes jau visai netrukus šoksime į pagrindinį veiksmą. Matau, kad turime čia ir žmonių, kurie stebi dabar galvoja, kasgi čia vyksta. Įsijunkit transliaciją laive ir matysit tiesiogiai, kas čia vyksta. Tai turime nuostabų Nemuną, kuris plukdo keleivius. Mes dažnai, kiek mano patirtis leidžia apie tai sakyti, tai Nemuną dažnai pamatom. Jam privaloma grįžti į uostą, tai turėsim šiek tiek luktelti, kol šis didžiagabaritis laivas plukdantis keleivius grįž čia prie mūsų. Na, o nieko nelaukdami, kai tik tai bus duotas signalas, kad visos komandos dalis, tai yra narai, teisėjai, kada visi bus pasiruošę, o mes beveik jau ir esame pasiruošę, galėsime pradėti ir pirmąjį įskaitinį Europos čempionato plaukimą. Taigi, dabar visi laivai rikiuojasi prie starto ir per pirmąjį plaukimą vienu metu bus pakeltos 2 minutės, minutė, 30 sekundžių. Tada išgirsime ir pamatysime raudoną signalą išgelbėjimuose laivo ir jam užgesus visi laivai vienu metu startuos link starto bujos. Starto trajektorijos negalima keisti, tad iki pirmos bujos visi turi išlaikyti savo pozicijas, jeigu jų nelaiko, gali gauti baudas. Ir tik tais pabaigus apsukti starto bują, galima keisti savo trajektorijas ir bandyti užsimti kuo geresnės pozicijas. Taip, ir tai svarbu, labai svarbu per šį pirmąjį plaukimą Edgarui sustartuoti kiek įmanoma geriau, nes kurioje pozicijoje jis finišuos per pirmąjį plaukimą, iš tos pozicijos per antrąjį plaukimą ir startuos. Tai jeigu finišuos trečias, tai startuos kitą plaukimą trečias. Tai paprasta elementari matematika, kuri gali padėti jam rinkti su kiekvienu plaukimu vis daugiau taškų ir visi 4 plaukimai yra įskaitiniai. Kažkada tai buvo taisyklė, kad tik tai 3 geriausi rezultatai yra sumuojami, dabar visi 4 yra labai svarbus. Tai netrukus pasižiūrėsim, kaip viskas ir dėliosis. 8 pozicija.
nei gerai, nei blogai. Daug maž per viduriuką. Žinoma, turint omeny, koks buvo Edgaro Repko tempas per treniruotės, galėjo būti žymiai geriau, bet yra kaip yra. Visų pirma, turėtų pilotai praplaukti paradinį ratą, kurio metu grįš į savo starto pozicijas ir lauks starto šviesoforo. Na, o tikėkime iš Edgaro Repko geriausių starto galimybių. Taip pat labai turėtų nustebinti mus Jarno Vilmunen, kuris kvalifikacijoje užėmė 1. vietą. 2. vietoje yra Nikita Lyts, 3. Stefanas Haginas iš Vokietijos, 4. Duarto Benavente, 5. Podžiuks, 6. Hilmeris Viberg, 7. Edgaras Repko, 8. Alexander Lindholm, 9. Tino Lechto, 10. Sam Whittle, 11. Tobijas Montekas, 12. Matilda Viberg. Kadangi dėl sprogusio žvakės variklyje, prieš tai galėjo džiaugtis 6. vieta Matilda, tačiau po nesklandumų teko keisti variklį ir kadangi užsidėjo naują variklį, jinai turi atsistoti į paskutinę starto poziciją. Na, o Egidijus Dagilis šios dienos plaukime nepasirodys. Tad sirgsim už Edgarą Repko ir tikėkime geriausių Fortūnos nusišypsojimų Edgarui. Oi, kad saulė šypsosi mums ir Fortūna, tai tikrai. Europos čempionatas Kaune. Jau Fortūna yra gera. Be abejo, be organizatorių iniciatyvos to nebūtų buvę. Kita vertus, kol mūsų pilotai pajuda iš savo vietų, padėkokime mūsų rėmėjams. Tai renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė, generalinis rėmėjas Nordis, išmanus vėsinimo ir šildymo sprendimai. Pagrindiniai rėmėjai. UAB, Vytauto paslaugos, Adampolis Rental, Magna Plast, Garant Boats and Yachts ir Beaster Scooter. Taip, ir informacinis partneris Kauno diena. Na ir laivai išjuda į paradinį ratą ir jie apsukus grįž į savo starto pozicijas. Taip, truputėlį pakels savo varikliuose darbinę temperatūrą mūsų pilotai, apsuks parodinį ratą. Be jokios abejonės, aš manau, kad Edgaras Repko praplaukdamas pro žiūrovų tribūnas turėtų žiūrovai surezonuoti ir paploti jam. Jisai tikrai viena akima žino, kad dairosi žiūrovus. Tai padovanokit jam aplodismentų, kai praplauks pro jūs. Na, o mes su nekantrumu laukiam, kaip startuos Europos čempionatas. Pirmasis įžanginis etapas, tai yra kvalifikacija, baigėsi. Turim, ką turim, bet vis dėlto aš viliuosi, kad Edgaras pagerins šitą situaciją. Turint omeny, kaip jiems sekėsi sprinto varžybose dar penktadienį, tai laivo dinamika tikrai yra labai, labai nebloga pas jį. Na, svarbiausia, geras startas. Tikėkime, kad viskas įsisprendė ir tą startą pasigerino. Edgaras, galbūt netgi jisai dabar užsidėjo tokį sraigtą, kuris yra pats geriausias akceleracijai. Manau, kad tikrai taip, nes būtent šių plaukimų svarbiausia procedūra ir yra ta startinė, kurioje galima atsikovoti tikrai nemenkas skaičių pozicijų. Taip, na, o aš manau, kad visiems reikia dabar tokio mažo susikaupimo. Tikrai įtemptas momentas ir manau, kad iki pat starto procedūros, dabar, kol pilotai yra savo formulėse, juos labiausiai ir neramina starto procedūra, kaip ir pati Nida kažkada sakė, kol neužgesta tas raudonos spalvos šviesoforo signalas, tol tave tikrai nerimas, stresas tikrai labai vargina ir ima viršų karts nuo karto. Taip, ant starto, prieš startą tikrai atrodo net silpna darosi tam sėdint laive. Bet tik tais, kai užgęsta raudonas šviesoforas, girdi savo variklį, pajauti greitį, visą tai pranyksta ir prasideda tikros lenktynės.
Taip, na, o šios lenktynės apskritai Formulė 2 gimė dar 1981 metais, siekiant sukurti analogą sausumos Formulės 1 vandenyje. Nuo to laiko šis sportas išplito visame pasaulyje, skaitant Lietuvą, kur vyksta tarptautiniai čempionatai. Lietuva yra surengusi tikrai ne vieną Europos čempionatą. Pasaulio čempionatą turėsime ir šiais metais Liepos berods 17-ąją. Ir ten taip pat galėsite pamatyti lietuvaičius. Saugumas, nepaisant didelio greičio, šiuolaikinės saugumo priemonės užtikrina pilotų apsaugą. Laivai sukurti naudojant pažangias medžiagas ir technologijas prilygstančias Formuliai 1. Galimybė plaukti šiandien yra išskirtinė ir Europos stipriausiai šiandieną susirems ir pažiūrėsim, kas nugalės. Šiandien tik tai vienas iš 4 įskaitinių plaukimų, rytoj 3, ir aš su didžiausiu nekantrumu laukiu šio Europos čempionato starto. O kasgi nelaukia su Kasgi didžiausiu nelaukia? nekantrumu? Visi įsispraginę popkornus, užsisakė duoną su česnaku arba dar kažko, pasidarė užkandukų, visi prie ekranų arba čia gyvai tiesiog yra sunėrę savo delnus ir laukia to starto. Pirmieji 400 metrų tokia turėtų būti distancija iki pirmojo posūkio, ne trumpesnė distancija pagal varžybų reglamentą. Tai pati pavojingiausia ir daugiausia nuobaudų sulaukianti atkarpos dalis. O jų bus per šias dienas net 4. Taip, ir svarbiausia starto procedūroje nekeisti savo trajektorijos. Be abejo, būna tokių atvejų, kai tu neturi kur dėtis, nes tave išorėje esantis pilotas arba spaudžia, arba žiūrėk, kažkas tai slenkasi ne taip. Ir jo, būna ten visokiausių situacijų, tada vyksta analizė drono pagalba, stebimi laivai iš viršaus ir na, dar prieš kokius 15-20 metų tokios nuobaudos būdavo retenybė, dabar kiekviena procedūra yra labai akylai stebima ir tų nuobaudų karts nuo karto tikrai pasitaiko. Štai kaip gražiai atrodo visa Formulės 2 bolidų flotilė. Fantastiškai. Netgi dabar banguojantis per šiokias tokias mini bangeles, atrodo tarsi patys laukia savo epizodą sužibėti šie žvėrys. Turim daug baltų gulbių, pastebėjimas. Sėkminga galbūt spalva. Taip, baltos gulbės, čia ir juoda gulbė. Matilda Viberg. Aš mačiau pokštą, kurį iškrėtė, necituosiu, kas ten parašyta ant to lipduko, bet, žodžiu, brolis su sesė mėgsta klijuoti lipdukus viens ant kito laivo su atitinkamų ženklinimų ir viens kitą taip paerzinti. Ir tikisi, kad arba vienas arba kitas nepastebės šito dalyko. Ir galimai gali ir nepastebėti, nes klijuoja ant šios formulės kokpito stogelio, kuris atsidaro ir kai įlipi, tu nematai, kad ten kažkas užklijuota. Kai užsidarai, tada jau matai, kad kažkas užklijuota. Teko pabendrauti ir su šių dalyvių mama. Mama labai sako, kad vyksta dabar toks emocinis disbalansas šeimoje, kadangi Matilda yra nuliūdusi dėl savo situacijos, kad jai reikia startuoti iš paskutinės pozicijos. Na, o Hilmeris, brolis, priešingai, jisai džiaugiasi savo rezultatu, 6. starto pozicija. Ir kadangi tai yra jo pirmosios tarptautinės varžybos. Tai visai neblogas rezultatas, turint omeny jo patirtį, o čia mūsų dėmesį Jarno Vilmunen iš pirmosios pozicijos startuos šis suomis. Raudonas šviesoforo signalas, mes pasiruošę, ponios ir ponai, Europos čempionatas Kaune. Netrukus turėtų prasidėti ir tai buvo mano kaip komentatorius patikrinimas, ar čia viskas yra gerai, šviesoforas veikia, komentatorius veikia. Nida, tu pasiruošus? Aš irgi veikiu. Taip, supažindinsim žiūrovus, kad šviesoforas, pirmiausia, užsidega dėl patikrinimo, ar jisai veikia. Turint omeny, galėjome suprasti, kad tai nėra tikroji starto procedūra, nes mačiau gerokai labiau atsipalaidavusius mechanikus. Jie būna visai iš kitos kūno kalbos, jau kai būna prieš pat tą didįjį startą, netgi stumteli tą pačią formulę, tarsi tai, padeda gal. Na ir dabar lieptelio teisėjas praėjo pro visus pilotus paklausti, ar jie mato šį signalą. Taip. Ir jei visi
sutinka, kad viskas yra gerai, bus pradedama starto tikroji procedūra. Taip. Dar keletą instruktažų iš kiekvieno. Porą minučių lieka iki starto. Visos procedūros pagal reglamentą yra pildomos. Viskas atrodo pagal planą. Taip, šiek tiek galbūt koreguoja laivo kampą nuo starto leptelio dabar starto teisėjas. Visiems laivams yra labai svarbu atrasti būtent tą tinkamą kampą, kad įvykus startui laivas nepradėtų skersuoti. Taip, kad būtų atitinkamas kampas išlaikytas ir visi plauktų tiesia linija iki pat pirmo posūkio. Būtent matome laivą, iš kurio ir bus paduotas raudonos spalvos šviesoforo signalas. Radiomenų visas leptelis matome čia ir Alberto Comparato. 2018 metų pasaulio čempionas yra radiomenas Matildai Viberg. Taip pat ir Darių Linską, Edgaro Repko. Taip, 1 minutė lieka iki starto. Darosi įtempta. Įtampėlė. Aš net pats pradėjau, dabar supratau, kaip prakaituoja man delnai, nežinau dėl ko, įtampėlė tikrai čia. Mantelis pasiruošęs irgi. Padeda užsieniečių komandai ir lietuvis. Mantas Kuksinavičius buvo prie vieno iš laivų. Mini prieš startinę įtampėlę. Visų širdis plaka. Galbūt padidintų dažniau. Pilotų ypatingai padidėjęs Spaudimas. dažnis. Taip. Keliamas šviesoforas, užsidega raudona šviesa. Lietuva Kaunas pasiruošęs Europos čempionatui. Startas! Ir važiuoja! Puikiai sustartuoja visi pilotai, geriausiai sustartuoja Suomis iš pirmosios pozicijos, Stefanas Haginas ne taip sėkmingai. Labai tragiškas Duertos Benaventės startas. Ir žiūrima, čia panašu, kad Nikita Lyts labai geras startas. Nėra jam lygių V8 250 arklio galių. Pirmasis pasiekė posūkį, bet Suomis vis dar turės pranašumą kol kas. Įslysta čia visi. Panašu, kad Nikita Lyts turėtų būti pirmasis ir... Edgaras iššoko starto metu. Geras Edgaro irgi startas. Nikita Lyts pasiema pirmąją poziciją. Čia labai pavojingas epizodas. Kas darosi? Jarno Vilmunen vos nesusikimba su Nikita Lyts. Tačiau matome, kad Edgaras papuolė į puikią poziciją. Šoko į antrą. Numušama viena iš posūkio būjų. Panašu, kad kažkam bus labai ribi nuobauda. Ir ar tik tai nebus vienas iš pilotų, iš Hilmer Vidberg. Dar nesu tikras, bet patiksinsim šią informaciją. Kol kas fantastiškas Latvijos startas. Nikita Lyts puikiai panašu, kad pasinaudojo savo puikia pozicija ir gerai sustartavo Latvis. Panašu, kad variklis V8 su didesniu litražu, nors ir keturtaktis neturi didesnių apsukų, tačiau panašu, kad sukimo momentas ir šuolis iš vandens tikrai yra puikus. Tačiau pasidžiaukime mūsų lietuvių pasirodymu. Edgaras Repko, fantastiškas antroji pozicija, ponios ir ponai. Iš 7 vietos į 2 keliaujame. Tai reikia dabar palaikyti tą. Matome, kad Džarno lipa ant kulnų Edgarui, tačiau Edgaras atsilaiko. Taip, bus atkakli kova dėl antrosios pozicijos. Be abejo, nepamirškime, kad Edgaro Repko dabar dinamika tikrai puikiai veikia. Jeigu Nikita Lyts turėjo pranašumą starte, tai Edgaras Repko tikrai yra greitas ir tiesiojoje. O kita vertus, Edgaras Repko turi didesnę patirtį negu Nikita. Kaip čia susidėlios visi šie reikalai, kol kas juos skiria 1,5 sekundės. Manau, kad viskas atrodo visai neblogai trasoje. Jarno Vilmunen iš pole pozicijos krenta į 3. Vos ne dramatiškai pasibaigė pirmasis ratas. Kirto šiek tiek Nikitos Lyts bangų. Jarno Vilmunen šiek tiek jo bolidą sumėtė tiesiojoje. Buvo pavojingas epizodas, tačiau viską išsaugojo savo rankose. Krito iš pole pozicijos į 3. Tuo tarpu 2 sekundės skiria Nikita Lyts ir Edgarą Repko. Galime matyti, ant kiek nenuspėjamas yra lenktynininkų maršrutas ir viskas, kaip keičiasi vietos nuo kvalifikacijos, kaip pasikeitė. Edgaras iš 7 vietos šoko į 2.
fantastiškas Edgaro pasirodymas, pasinaudoja suirute per pirmuosius keletą ratų. Kol kas lieka viskas neblogai, o čia Matilda Wiberg panašu, kad turi šiandieną, fortūna ne jos pusėje. Grįžta į krantą Matilda ir panašu, kad tikėsis geresnio laiko kitą kartą. Pakeistas variklis neatnešė geresnių rezultatų. Taip, vis dėlto uždėtas naujas agregatas, panašu, kad nenori dirbti tai kaip reikia. Žinoma, kad nebuvo su tuo varikliu jokių treniruočių. Senasis netitiko jokių lūkesčių ir buvo jį priversta keisti savo agregatą. To pasiekoje Nikita naudojasi progą turėti švarų vandenį priešais ir panašu, kad didina atstumą nuo Edgaro Repko. Panašu, kad fantastiška kol kas Nikitos Lic pozicija. Čia, nuleista galva Matildos Wiberg, akivaizdu nusivylimas kol kas šiuo Europos čempionatu. Varžybų lyderis mūsų ekrane, 71 startinis numeris iš Jūrmalos Racing Team. Dabar yra labai svarbu Nikitai palaikyti pastovumą, nesusisukti, neužkabinti bujų ir išlaikyti savo poziciją. Taip, kol kas didina atstumą su kiekvienu ratu po 4 ar 6 sekundės dalis. Nikita Lic, esant ketvirtajam ratui šiame plaukime, šiame pirmajame plaukime, panašu, kad daro fantastišką darbą. O Džarno, trečioje vietoje esantis, panašu, kad labai rizikuoja ir kelia savo laivą vis aukščiau ir aukščiau. Tai ar tik nebus, kad išlėks į orą? Tikėkime, kad ne. O stebina taip pat ir 77 numeris Tobijas Muntekas, kuris kvalifikacijoje nepasisekė jam, kaip jisai norėjo, tačiau turėjo treniruoti ir stambų apsivertimą. Kvalifikacijoje buvo 11, tačiau dabar matome, kad pakilo į 7 poziciją. O Hilmeris Wiberg, Matildos brolis, 70 numeris, išlaiko tokią pačią poziciją, kokią ir turėjo kvalifikacijos metu. Tai šiuo metu jis yra 6. Danis Pudziuks 5, kol kas išlieka savo pozicijoje. Nikita didina atotrūkį ir panašu, kad tikėjausi kažkokio tai Edgaro dar didesnio ryžto arčiau pirmosios pozicijos, bet Nikitos forma nuostabi, fantastiška ir panašu, kad diktuoja kol kas varžybų lyderis tempą. Tačiau geras ženklas, matome, jog Edgaras taip pat atsiplėšė didesnių atstumų ir nuo Jarno. Duerte Benavente nukrenta iš 4 pozicijos į 8, turėjo tragišką startą. Duerte, portugalas, kuris turi ir savo sąskaitoje pasaulio čempiono titulą. Vienas iš tų pilotų, nedaugelio pilotų čia, galbūt netgi ir vienintelis, tikėtina, turintis ir Formulės 1 patirties. Matome, jog Stefanas Haginas, 19 numeris, po truputį vyjasi Jarno ir Jarno tai kels nemenką stresą. Smagu, kad fanų vis daugėja. Panašu, kad kai tik užsikūrė visas 12 vandens formulių, čia panašu, kad ir Kauno mikrorajonai ir esantis aplinkui žmonės sukruto ir vis daugiau žiūrovų pastebime nuo kranto linijos. Smagu, kad prisijungėte galbūt tik tai dabar. Sveikiname su jumis iš Europos čempionato pirmojo įskaitinio plaukimo. Iš viso šiame čempionate jų laukiame 4. Tai iš esmės labai aktyvus ir adrenalino kupinas savaitgalis laukia jūsų. Greitis ir tikrai fantastiška drama ir smagu, kad Edgaras Repko, nežinau, ar čia Nikita Lic padarė kažkur tai klaidelę, ar vis dėlto padidino tempą Edgaras, šiek tiek sumažino atotrūkį nuo Nikitos, važiuojančio priekyje. Dabar tik tai 3,5 sekundės skiria pirmą, antrąją pozicijas. Tobijas Muntekas mūsų eteryje turėjęs didžiulę avariją per treniruotes. Kvalifikacija buvo jam labai nesėkminga, 12 buvo jis, tačiau dabar jis yra 7. Panašu, kad pagerino savo formą ryškiai. Gal padarė ir kažkokiu tai pakeitimu ir su savo technika. Užtikrinčiau atrodo Tobijas. Sam Whittle, matome, kad
nelabai pasisekė starto procedūrą, jisai nukrito per vieną poziciją, jį aplenkė Tino Lechto. Ne, atsiprašau. Ne, man atrodo, kad taip ir yra. Taip ir buvo. Ar tik nebus gavęs galbūt ir nuobaudos Semas, kažkas tikrai nukirto vieną iš posūkio bujų, o tai automatiškai prie piloto rezultato pridedamas vienas ratas. Duarte Benavente lipa Tobiui Montekasui ant kulnų. Taip, Sam Whittle mūsų ekranuose, kol kas jam atitenka 11 pozicija, paskutintoji, nes Matilda jau pasitraukė iš šio plaukimo varžybų, o tuo tarpu mūsų eteryje Lietuvos herojus Edgaras Repko puikiai atkabina dar šiek tiek. Edgaras Repko dabar tik 2,5 sekundės. Panašu, kad atgyja įtampa. Tarpas vis mažėja ir mažėja. Na, tikėtina ir dar vienas momentas. Galbūt Nikita dabar pasivijo lėtesnius sportininkus rate, jam pamaišo bangos. Jeigu maišo bangos, tai Edgaras galbūt netgi ir turi didesnius šansus įvytis. Čia taip pat nertinga dvikova rikiuotės pabaigoje. Tino Leto mūsų ekranuose. Duarte Benavente norės pamiršti šio pirmojo plaukimo rezultatą ir savo startą. Labai vangiai pradėjęs šį Europos čempionatą pirmojo plaukimo metu. Lėtai pajuda nuo startinio sponsono, tuo tarpu Edgaras Repko dar atkabina Edgaras, pušina Edgaras ir čia panašu, kad vėl man spaudimas kyla. Mažiau negu 2 sekundės dabar atotrūkis iki Nikitos Lic. Lieka 5 ratai, mažiau negu 5 ratai, per kuriuos turi Edgaras. Na, dabar galbūt netgi ir šiek tiek oro sąlygos vietomis pakito, nes pilotai visą savaitgalį kalbėjo apie besikeičiančias oro sąlygas ir vėjo kryptis. Galbūt dabar viskas yra parankiau Edgarui. Viską pamatysim per sekančius 4 likusius ratus. Bet panašu, kad tas atstumas vis mažėja ir mažėja tarp Edgaro ir Nikitos. Įnirtinga dvikova tarp dviejų būtent pilotų Tobijas Montekas, Duarte Benavente dėl 7-8 vietos tarpusavyje kovoja per keletą dešimtųjų sekundės. Pagal taisyklės, tuos, kurie yra lenkiami ratu, jie turi praleisti tas, kas yra pirmiau. Taip, turi laikytis artimiausio posūkio išorėje. Pilotai turi plaukti šiek tiek didesnių radijusų, todėl atsilikimas kitiems būna pakankamai ryškus rikiuotėje. Tuo tarpu lyderis didina per pastarąjį ratą atotrūkį ir nuo Edgaro dabar Nikita Lic atitolęs per 2,7 sekundės dalis. Na, ką užfiksuos Edgaras dabar? Praplaukė jis ir turėtų būti mažesnis atstumas. Taip, sumažina dar per pusę sekundės Edgaras Repko. Buvo momentas, kada buvo priartėjęs per mažiau negu 2 sekundės. Dabar vėl tas atotrūkis šokinėja tai pirmyn tai atgal. Jarno Vilmunen nutolęs per 13 sekundžių nuo lyderio. Tačiau Stefanas Haginas labai intensyviai stengiasi pasivyti Jarno ir Taip, kova dėl trečiosios vietos. Atakuoja. Taip, juos skiria kiek daugiau negu pusę sekundės. Jarno ir Stefanas dėl trečiosios vietos. Tikrai kova dar čia nebaigta. Puikus epizodas. 71 startinis numeris mūsų ekranuose lyderis Nikita Lic iš Latvijos. Gražiai plaukia, kol kas panašu, kad pilnumoje neatsipalaidavęs Nikita Lic. Stengiasi nutolti nuo Edgaro. Tačiau Edgaras vis labiau ir labiau vejasi, jau sumažino. Kažkur čia padarė ar klaidelę, bet labai gražiai suvažiuoja dabar Edgaras Repko ir panašu, kad čia didžioji kova per artimiausius keletą ratų. Edgaras Repko atkabina 1,5 sekundės dabar nuo Nikitos Lic. Pastebimai buvo labai arti lietuvaitis. Taip, labai arti yra Nikitos Lic, dabar praneria pro purslus. Tolimajame posūkyje jį dabar kartu yra įsirikiavę. Ir dabar ilgoji tiesioji puikiai atkelia savo laivą Nikita. Varžybų lyderis štai čia šiek tiek netgi ir pamėto patį Edgarą. Įdomu, koks yra skirtumas tarp jų.
Pavojingas epizodas, labai pavojingas, bus priešais juos ir šiek tiek didesnių bangelių. Edgaras neatsilieka, bus kiek daugiau negu per 1 sekundę, taip ir yra 1,6 sekundės dabar skiria juos. Taigi skirtumas labai šokinėja, labai nestabiliai ir panašu, kad tas nestabilumas priklauso nuo vėjo, nuo bangavimo ir nuo ratų atsiliekusių pilotų. Na ir liko paskutinis ratas ir turėtų paaiškėti visos pozicijos. Tai darosi labai įdomu, ar pavyks Edgarui dar arčiau prisiartinti prie Nikitos Lyts. Taip, viena iš pavojingiausių trasos dalių, ilgoji tiesioji 600 metrų ir tada nuožulnus posūkis į kairę, čia palei mus, palei kranto liniją. Kol kas tragiškų momentų ir labai pavojingų epizodų nematėme. Panašu, kad galbūt ir vėjas šiek tiek apsiramino. Finišo ir mes turime finišą. 15 ratų. Pasidžiaugim. Labai geras Edgaro atsigavimo raundas iš 7-osios pozicijos, ponius ir ponai, į antrąją. Tai yra tikriausias pasiekimas. Geras startas. Nikitos šovė iki pirmojo sponsono, iki pirmojo posūkio. Wow, per 10 metrų iššoko į priekį, fantastiškai. Beprotiškas startas. Taip, ir Nikitos Lyts panašu, kad dabar jau sudėliota technika jam tarnauja tikrai pakankamai uoliai. Be abejo, Edgaras Repko irgi nenuleis rankų, turės dabar apčiuopamai geresnę situaciją ir poziciją per antrąjį plaukimą, kuris vyks jau rytoj netgi 3 tokie raundai, ponius ir ponai, Europos čempionate, ir tai reiškia, kad mes būsim užsipumpavę adrenalino. Taigi, rikiuotė po 15 ratų atrodo būtent taip. Nikita Lyts, puikus jo pasirodymas, iš antrosios pozicijos šoka į pirmąjį pergalės raundą. Edgaras Repko iš 7-osios pozicijos į antrą. Čia tikrai didžiausią pažangą iš visų padarė jis. Jarno Vilmunen prarado pole poziciją ir per pirmąjį ratą, per pirmosius 2 ratus pakrito į 3-ąją poziciją, kur ir užsilaikė. Aršikova tarp vokiečio ir suomio. Na, o čia taip, praplaukė pramus Edgaras Repko. Plojimai. Taip, ir plojimai, ir šūksniai, ir sveikinimai pas Edgarą. Tikrai turėtų nestokoti gerų emocijų ir šypsenos, tą ir mes matome pas lietuvaitį. Panašu, kad tikrai patenkintas savo pasirodymu Edgaras Repko. Daug ovacijų sulaukė jis, praplaukdamas pro žiūrovų zoną. Džiaugiasi, manau, kad ir tikrai pastebimai džiaugsis ir Latvijos sportininkas Nikita Lyts. Labai gerai nusiteikęs pilotas, smagu už jį sirgti, puikus jo pasirodymas ir mane labiausiai gąsdina jo puikūs startai. Čia tikrai kol kas panašu, kad lygių niekur nėra. Aršikova vyko tarp Jarno Vilmunen 3-oje pozicijoje ir Stefano Hagino, kuris vis dėlto finišavo 14. Dainis Puodžiukas nepagerino savo pozicijos per šį plaukimą, kvalifikavosi 5, tai liko 5-oje pozicijoje. 6-oje pozicijoje liko Hilmeris Viberg. Tokioj pozicijai, kokioj pabaiga kvalifikacijai, tokioj ir išliko. Tobijas Montekas padarė gerą pažangą iš 12-osios pozicijos startavęs. Norvegas atsigavo ir pakėlė savo pasitikėjimo kartelę į 7-ąją poziciją. 8-oje vietoje Duarte Benavente nebus labai patenkintas savo rezultatų, kadangi prarado 4 pozicijas, buvo 4 kvalifikacijoje, o dabar tik 8. Na, manau, prastas startas jam viską pamaišė. Aleksandras Lindholm buvo tikrai pakankamai greitas suomis, tačiau dabar tai neatsispindi kvalifikacijos rezultatuose. Na ir dabar karščiausios akimirkos iš mūsų vandens parkeliavusios, iš 2 vietos. Iš mūsų vandens paukščio. Tai 10-oji pozicija Tino Leto ir Samas Vaitas 11. Taip ir baigėsi 11-ukas, kuris finišavo, o dabar dėmesio į ekraną. Edgarai, nepabėk! Pametėm! Taip, na, pirmiausia, pasveikinimas iš žmonos, be jokios abejonės. Viskas gerai žinoma. Pirmiausia, reikia pasidžiaugti su žmona, tai aš tik noriu paklausti. Wow, iš 7 vietos į 2, kaip tai jautiesi? Gerai, neblogai jaučiuosi, tikrai jaučiau, kad šiandien esu greitas, tiesiog nepasisekė kvalifikacijai, mano klaida. Bet dabar gerai, geras startas gavosi ir gera kova dėl 1 vietos. Gaila, biškį truputėlį pritrūko. Galbūt daugiau ratų, bet ir Nikita labai greitas. Bet, nu, fainai. Dar liko 3 varžybos, tai man atrodo, čia bus įdomu dar.
Tai liko konkurencija pagrindinė dabar tarp broliukų. Tai koks tas jausmas? Nu, mes jau su juo seniai kovojam ir Formulė 4, ir Formulė 2 jau. Štai toks karštas Edgaro interviu. Na, panašu, kad pats užsidegęs su aistra ir pats toks net nesitikėjo iš esmės, kaip čia viskas susidėlios, bet susidėliojo maksimaliai gerai. Na, iki maksimumo galbūt trūko pirmosios pozicijos, bet, nu, nevarykim dievo į medį, kaip sakoma. Tai viskas tikrai pakankamai pozityviai. Ir štai čia grįžo visi dauguma sportininkų ir štai kaip gražu žiūrėti ir štai dar kartelį starto procedūra, karštas momentas, pažiūrėkime Edgaras Repko, kaip sustartavo. Iš pat pradžių startas neatrodė toks geras, tačiau po to tas vyr išsiveržė. Nikitos Lic bauginančiai geras startas buvo čia. O dabar pokalbis su šio raundo nugalėtoju. Nikita Lic, jūsų dėmesiui. Nikita, how do you feel about the first place? I am very happy. I was fighting for that in qualify, but I was thinking about that I had good start, but start was much better than I expected. So amazing start and amazing job. Thanks for my team. Didelį ačiū visiems braliukai. So how you felt? Like you always feel the Edgaras behind you, right? So what was the feelings? I was fast, but I was not risking too much, so I was careful on the turn, so I was not pushing too much. And I see him in the mirror and try to destroy him road, so everything was under control, so that's it. Okay, so I wish you best luck tomorrow and good start. Thank you. Geras startas Europos čempionate. Nikita Lic transliuoja ir lietuvišką tekstą, pagarba jam už tai ir be abejo, pats net nesitikėjo, kaip pats sakė, net pats nesitikėjo tokio gero starto ir tai jam tikrai padėjo pavogti iš Jarno Vilmonen tą pole poziciją ir tą pirmąją vietą. Na, o dabar keliamės prie trečiosios pozicijos. Jarno Vilmonen minėtas ir paminėtas. Dabar kalbės jūsų eteryje. Dėmesio. So we're talking with Jarno. How do you feel about the third place right now? Not till tomorrow, but... Yeah, I think it's good if we look at the action on the second turn. So, yeah, I'm happy to be okay, and yeah, third is good. How did you felt with the boat? It was really good on the water. Yeah, it was good, but yeah, just need some speed and yeah. What needs to change for tomorrow? We'll look at the data and decide what to do. Thank you. Good luck. Suomiai kuklus, kalbant apie interviu, tiek Mika Hakkinen, tiek Kimi Räikkönenas, tiek ir dabar Jarno Vilmonenas panašu, kad pateisina Suomių būtent braižą, kalbant apie davimą interviu. Smagu jį matyti, žinoma, paminėjo interviu metu, kad na taip, kaip baigėsi antrasis posūkis, džiaugiuosi, kad I'm okay. Tai reiškia, na, nedaug trūko iki rimto incidento Jarno. Panašu, kad buvo labai pavojingas epizodas. Ir nepanašu, kad buvo labai viskas pagal planą. Antrajame posūkyje, beje, paskutinis posūkis prieš finišo bują. Nida, kokios tavo nuomonės ir susimašius dabar, Nida? Džiaugiuosi, kad viskas gerai baigės. Taip, virškinu. Nors ir prarado tas pozicijas, bet jau geriau kartais prarasti porą pozicijų, nei turėti avariją kokią ar incidentą ant vandens. Taip, pavojingas tikrai buvo epizodas. Po pirmojo posūkio sekė antrasis, grįžtančiai į krantą ir galėjo viskas baigtis gerokai blogiau.
Tai ką, na, o mes tikrai džiaugiamės šiuo raundu. Mums pavyko, sakau, mes būtume Edgaro komanda. Dalinai ir esam. Edgaras Repko iš 7 pozicijos šoktelį į 2. Tai reiškia, kad rytoj antrajame plaukime, įskaitinime plaukime, jis startuos iš patogios 2 pozicijos, kas iš esmės pagerina jo šansus kovoti dėl pergalės ir įskaitinių taškų kitame plaukime. Mūsų laukia rytoj 45 ratai iš viso, kiekviename plaukime po 15. Jeigu tai bendrai apibendrinus, viskas baigėsi geriau negu tikėjausi ir esu palaimintas, kad Kaune vyksta tokio pobūdžio aukštos kategorijos ir klasės renginys. Ir smagu, kad mes išnaudojame savo vandens telkinį, kuris yra ir nenuspėjamas, ir žavus, ir su vėju, ir be vėjo, visai patrauklus. Tikiuosi, užsuksite jūs, gerbimi žiūrovai, jeigu stebėjote tiesioginę transliaciją, užsukite čia gyvai, renginys visiškai nemokamas ir turėsime gerą laiką rytoj per Tėvo dieną. Taip, o aš, Andrius Janušauskas, su jumis jau sveikinu ir sakau sudie iki rytojaus. Su manimi buvo Nida Kilinskaitė ir aš taip pat atsisveikinu su visais ir iki pasimatymų. Gražios popietės, gražaus vakaro, iki rytojaus. Ate.